Buvau dar vaikas. Bet jau tada jutau, kad kažkas ne taip. Mokykloje viskas pagal taisyklės. Sėdėk, įsimink, atsakyk. Bet negalvok, nejausk, nežiūrėk pro langą. Gatvės triukšmingos, žmonės skuba. Suaugusiai kalba garsiai, bet tarsi nesiklauso vieni kitų. Aš eidavau tarp jų ir jausdavaus nereikalingas. Namuose sąsiuviniai, pamokos, ekranai. Gyvenimas atrodė buvo kažkur kitur, už sienų. Bet tada aš išeidavau į mišką. Ne todėl, kad reikėjo, o todėl, kad kitaip negalėjau. Tai niekas neklausė, ko noriu būti. Ten tiesiog buvo tylu. Miškas nedavė atsakymų, jis tiesiog tylėjo šalia. Ir toje tyloje aš išgirsdavau save, mokydavausi kvėpuot. Būti. Tiesiog būti. Atrodo, būtent tada pirmą kartą supratau, kas yra laisvė. Ne pabėgti, o sugrįžti pas save. Miškas negydo kaip tabletė, jis tiesiog gyvena. Ir jei esi šalia, ir tu atgyji. Dabar esu suaugęs ir miestas netapo tylesnis. Bet žinau, kur yra mano tyla. Ji vis dar ten, tarp medžių, kerpėse, vaikiškame žingsnėje miško takų, kur pirmą kartą buvau tikras aš.